Sveiki! Vis dažniau sulaukiame klausimų iš mūsų sekėjų ir klientų apie taures, jų panaudojimą bei priežiūrą. Šiandien ir pakalbėsime apie tai, bei pasidalinsime savo sukauptomis žiniomis. Kalbinsiu mūsų ekspertę ir įkvėpėją Viltę. Viltė gyvena tuo, domisi. Nuo mažens augo tokioje aplinkoje, kai indai, serviruotės, maisto gaminimas užėmė itin svarbią vietą. Kiekvieni sekmadienio pietus Viltės namuose prasideda didžiulė šeimos apsuptyje prie gausaus stalo. Tai yra jos genuose. Jos ekspertiškumas, aistra ir degančios akys, manau, įkvėps kiekvieną pasisemti naujų idėjų. Vilte, tai kokios gi yra tos taurių rūšis? Sveiki! Pagal taisyklės reikėtų turėti kaip ir 4 pagrindinės taures, tai yra raudonojo, baltojo, putojančio vyno bei vandens. Tačiau šiandien norėčiau pasiūlyti šiek tiek išeiti iš ribų, pažaisti, paeksperimentuoti ir pažiūrėti visą tai truputėlį su kūryba. Žinoma, per daug nenusižengiant etiketo normoms. Tai visų pirma rekomenduoju renkantis savo tą taurių asortimentą labai gerai išsiaiškinti savo poreikius, savo poreikius, pomėgius, galbūt netgi gyvenimo būdą ir iš tikrųjų pasirinkimus daryti vadovaujantis būtent tuo ir pritaikytus savo bei savo namams. Tarkim, jeigu jūs esate baltojo vyno mėgėjas, tai ir reikėtų pagrindinį pasirinkimą daryti to baltojo vyno taurių. Bet jei prie gero steiko mėgstate atsikimšti kartais raudonojo vyno, tai siūlyčiau pasinaudoti mūsų tą išskirtinę galimybę nusipirkti taures po vieną ir taip susikomplektuoti, tarkim, savo kažkokį tai išskirtinį asortimentą, bet neapsikraunant per dideliais kiekiais nereikalingų daiktų ir įsigyti ten 2 ar 3 vienetus pagal poreikį to raudonojo vyno taurių. Jei mėgstate gerti kažkokius išskirtinius kokteilius ar alkoholinius, nealkoholinius, galbūt sveikuoliškus kokteilius ir jums yra svarbu, kaip tai estetiškai atrodys, tai tikrai galite įsigyti būtent akcentuojant kokteilių taures. Tuo tarpu, jei esate stipriųjų gėrimų mylėtojas, turbūt akcentas turėtų būti būtent to gėrimo taurėse ar stiklinėse. Tai ir būtų tokie pagrindiniai tie turbūt kriterijai. Galbūt vieną dar norėčiau išskirti, renkantis baltojo vyno taurės apskritai. Tai vienas tokių kertinių ir pagrindinių akcentų turėtų būti taurės skaidrumas. Kadangi ragaujant, degustuojant vyną yra labai svarbu matyti jo spalvą, struktūrą ir gylį. Tai iš tikrųjų labai didžiuojame savo Chef & Sommelier tiekėjų, kuris yra išgavęs 98,8% stiklo skaidrumą. Tai yra tikrai labai didelis rodiklis aukštas ir galėsite tobulai mėgautis vyno degustacijomis. O man asmeniškai labai svarbu grožis ir mada. Tai kokios tos tendencijos taurių pasaulyje? Čia Neringa mūsų požiūrį sutampa. Aš taip pat esu to estetikos mėgėja ir mylėtoja. Ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi dirbdama būtent šiame segmente, nes čia panašiai kaip drabužiuose, galbūt tik šiek tiek rečiau, keičiasi irgi yra tendencijos, mados, ir tai nėra taip nuobodu. Visų pirma, turbūt jau pastaruosius keletą metų vyraujanti tendencija yra svarbiausia skiriama tvarumui. Tai būtent žaliavų parinkime, technologijų, kad tai paliktų vis dėlto kuo mažesnį pėdsaką planetai. Taipogi stengiamasi pagaminti kuo kokybiškesnės, ilgamžiškesnės taures, tam, kad jas reikėtų keisti kuo mažiau ir galbūt net galėtumėte kurti kažkokias savo šeimos ar giminės tradicijas ir perduoti taures iš kartos į kartą. Juolab, kad matome ir dabar tas vintažo atgimimas ir tikrai nematai matome antikvariatuose, vintažinėse mūsų atstovaujamų prekinių ženklų taurių, kurios tikrai yra atlaikę ne vieną 10 metų ir toliau turi išliekamąją vertę. Tas iš tikrųjų yra džiugu. Kas į dizaino temą, tai čia jau yra kitos tendencijos ir jos turbūt yra tokios pagrindinės kaip ir 2. Tai vienas yra tos tokios švelnios, organiškos geometrinės formos ir
tas toksai kitas turbūt priešingas stilius, tai yra art deco, kuris yra jau toks kampuotas, struktūriškas, irgi tos geometrinės tokios kampuotos formos. Tai tikrai dabar matome art deco stiliaus renesansą. O taurės yra labai skirtingo dydžio, vienos ten labai didelės, kitos mažesnės ir aš dažnai pasimetu, kiekgi pilti tą taurę gėrimo. Tai Neringa nesi vienintelė. Iš tikrųjų, šis klausimas tapo labai aktualus, kai taurių dydžiai pradėjo didėti ir tikrai klientai ateidavo ir sutrikę, nes tiesiog tai buvo įprasta, kad taurę pripilame, ko nesklidina. Ir sulaukdom tokių komentarų, tai kaip čia dabar ta didelė taurė, tai man čia ko ne visą butelį reikės įpilti vieną taurę. Tai ne, to daryti šikštu nereikėtų. Iš tikrųjų, tokia kaip ir pagrindinė taisyklė būtų baltąjį ir putojantį vyną, kažkur pilti 2/3 taurės, o raudonojo vyno apie 200 ml. Bet mūsų gamintojai nebūtų lyderiaujantis pasaulyje, jei tikrai nesugalvotų kažkokių inovacijų ir šiais laikais, kai mes skubam, bėgam ir tiek daug turim informacijos ir tikrai nereikia apsikrauti ją perteklinę, tai jau yra formuojamos taurės tam tikromis formomis, kad tai yra kaip užriešta riba, kiek to gėrimo reikia įpilti. Taip jau neapsikraunamas visiškai galvose perteklinė informacija, kiek jo pilti ir turime estetišką vaizdą ant stalo, tai yra, kad visi mūsų svečiai turi vienodą kiekį gėrimo. O jeigu aš nenoriu namuose turėti šitokios gausos taurių, tai kaip čia man reikėtų rinktis, kad nepažeisti to etiketo? Taip pat dažnas klausimas ir iš tiesų niekada nepažeisi etiketo, jei naudosi vyno taurę, kuri yra tikrai tinkama tiek vynui, putojančiam vynui, kokteiliui kažkokiam, vandeniui, netgi alui. Ir labiausiai, aišku, tai yra tinkama ta tokia klasikinė, universali forma. Ji yra iš tikrųjų klasika ir tinkama puikiai viskam. Arba dar ir tokią taurę gali, jeigu norisi šiek tiek paįvairinti, galima pasiruošti kokteilį ar kažkokį tai vandenį su priedais, įdėti stiklinį šiaudelį ir mes turėsime tobulą vaizdą kokteilinės taurės. Jį išėmus vėl turėsime tiesiog vyno taurę klasikinę. Tai kokiasgi taurės rinktis šampanui, vynui ar kokteiliams? Siūlyčiau turbūt šampanui pasirinkti iš 2 variantų, tai yra arba ta klasikinė mūsų įprasta forma, arba vėlgi sugrįžusi į madą su trenksmu, vadinama kupetė. Tai pasirinkdami šią formą jūs netgi išlošiate, nes turite tiek šampano taurę, ateityje galite naudoti desertams ar kažkokiems užkandžiams patiekti ir tikrai taurė bus multifunkcinė, netgi galite pasigaminti ir kažkokį tai kokteiliuką šitoje taurėje. Vyno taurę vis dėlto rekomenduočiau rinktis klasikinę vyno, tiesiog pagal jau poreikį, ar norite labiau išreikštą formą, ar norite kažkokią klasikinę. Jei pasirinkus su kažkokiu raštu, visada irgi jinai bus tokia galbūt universalesnė, nes tiesiog žaismingiau atrodys ir bus galima patiekti daugiau skirtingų gėrimų. Na, o kokteiliams aš visada rekomenduočiau rinktis vis dėlto kažkokią didesnės talpos, tokia platesnės formos ir galbūt labiau raižyta, nes norisi, kad tas kokteilis jis toks būtų žaismingesnis. Tai siūlyčiau tikrai turėti būtent kokteilinę taurę. Tai turbūt ir būtų pagrindinis toks taurių pasirinkimas, ką norėčiau pabrėžti, kad priešingai nei į vyno taurę, į šampano taurę šiukštu nieko pilti negalima. Šampano taurė yra skirta šampanui. Priešingų atveju etiketai nusižengsi. Supratau. O aš pastebėjau, kad po kažkurio laiko kartais būna, kad taurės pabąla. Kas čia atsitinka? Tai yra labai natūralūs procesai, kadangi dažniausiai taures plauname indaplovėje ir manau retas, kuris prižiūrime kažkokių rekomendacijų paisome, tai tiesiog tas stiklas, jisai yra pažeidžiama medžiaga ir įsivaizduokime, kas atsitinka indaplovėje plovimo metu. Į stiklą veikia didelė temperatūrų kaita, didelė jėga ir cheminės medžiagos. Ir tiesiog to plovimo metu, dar kartais mes sudedam ir su kitais indais, tiesiog stiklas yra nuolat pažeidžiamas, vizualiai, plika akimi mes to nematome, bet atsiranda tokie mikro įtrūkimai ir per laiką jie nubąla. O tai kaip tada reikia prižiūrėti teisingai tas taures, kad taip nenutiktų?
Aš visada mėgstu pasakyti irgi labai paprastai, visiems suprantama kalba, tai dažniausiai perkant kažkokį lininį drabužį, šilkinį ar kašmyrinį, mes suprantame, kad jį reikia atitinkamai prižiūrėti, reikia saugoti, taip ir laikytis kažkokių instrukcijų. Dažnas vyras tikrai savo automobilį plauna tik rankomis, naudoja begalę priemonių, kad jis kuo ilgiau išlaikytų tą savo pradinę būseną. Tai lygiai tas pats yra ir su taurėmis. Deja, nieko stebuklingo čia nėra. Reikėtų tiesiog visada rekomenduoju plauti rankomis ir nenaudoti kažkokių šiurkščių kempinių, abrazyvinių medžiagų, plauti tikrai kuo švelniau ir išplovus jas kuo greičiau nusausinti ir išblizginti. Tuo tarpu, jeigu vis dėlto norime naudoti indaplovę, tai reikėtų paisyti tam tikrų rekomendacijų. Plauti žemoje temperatūroje, atskirai nuo kitų indų ir tiesiog sudėti į tam skirtas vietas, kad taurės nesiliestų viena prie kitos. Ir jeigu taurės yra labai purvinos, visada rekomenduojama jas praskalauti ir šiek tiek rankiniu būdu apiplauti ir tik tada jau plauti indaplovėje. Tai turbūt būtų pagrindinės rekomendacijos. Gal gali pasidalinti kažkokiais įdomesniais faktais apie taures? Klausimas vienas mano įdomiausių, kadangi tikrai pati turbūt ir būdama dar 18-19 metų apkeliavau visus didžiuosius taurių gamintojus, tai tiek Europoje, tiek Azijos šalise ir iš labai arti susipažinau su tais gamybos procesais, kas mane tikrai užbūrė ir įtraukė ir tai leidžia man dabar truputėlį galbūt žinoti daugiau apie taures ir suprasti. Tai visų pirma, į ką rekomenduoju atkreipti dėmesį, tai yra į patį taurės užbaigimą. Nes taurė, kai yra pagaminama, tai yra tas užbaigimas daromas dviem skirtingais būdais ir jeigu tai yra tiesiog uždeginama, tai visada lieka, pažiūrėk, toksai rantelis toras. Tai jeigu taurė bus tokiu ranteliu, tai iš esmės gerdami kažkokį gėrimą mes labiau jausime ne gėrimo tas visas skoninės savybės, bet tiesiog stiklo tą skonį. Ir jis užgoš tas tikrasias gėrimo savybės. Visada siūlyčiau atkreipti dėmesį, būtent, kad būtų to vadinamo lazerinio plono pjovimo. Tai visų pirma, tai bus tikrai daug malonesnis degustavimas ir tos visos skoninės savybės jums atsiskleis labiausiai. Tuomet labai svarbu yra, jeigu plauname taures rankomis arba iš esmės blizginame taures tikrai mes dažnai, tai itin svarbu, taip atrodo, daug kas net bijo, nes sako, vis taurės dūžta būtent per šitą vietą, nes tuo sukimo blizginimo metu iš tikrųjų, kad ir atrodo, mes čia tik rankom blizginam, bet yra tauriai, kadangi jinai gan gležna, yra labai didelė jėga ir būtent jos tuo metu ir trupa. Tai reikia tiesiog, sakyčiau, turbūt atsakingai rinktis tiekėjus ir žinoti, kad turi būti jos papildomai sustiprintos tos kojelės. Taip, tos taurės jūs džiugins tikrai ilgą laiką. Taipogi labai svarbu yra ir kojelės, tas dugnas, vadinkime taip, pagrindas. Dažnai mes net nepagalvojame, bet juk degustuojant vyną atliekame tokį judesį, taip, ir jeigu tai tas pagrindas yra tolygus, be jokių papildomų elementų, tai tikrai jaučiame daug didesnį tą pasitenkinimą, malonumą degustuojant vyną. Dar vienas svarbus dalykas, tai būtų, kad kojelės, tas pagrindas turėtų būti kuo lygesnis, nes matome kitą pavyzdį. Jis yra su tokiu įdubimu. Vadinasi, čia kaupsis visi vandens lašai, mums reikės papildomai blizginti, valyti kalkes ir panašiai. Tai tiesiog taupydami savo laiką ir tą buitį kuo labiau stengdamėsi supaprastinti, reikėtų atkreipti dėmesį tuos tokius elementarius dalykus. Ir vienas mano mylimiausių Chef & Sommelier gamintojų sukūrė tokią tikrai tobulą, sakyčiau, technologiją, kad lazeriu yra dedamas toks kaip taškas apačioje ir jo dėka putojantis vynas tiesiog taip gražiai putoja, tas vaizdas toks būtų lyg baleto šokis ir tas putojimas išlieka apie 2 valandas, kai tuo tarpu paprastoje taurėje tie burbuliukai jie tiesiog padrikai išsilaksto ir tikrai to tokio malonumo akiai mes neturime. Tai tiesiog pokalbių su drauge, mėgaujantis tą taurę putojančio, tikrai yra nuostabus išradimas. Tai visiems rekomenduoju būtent rinktis šios technologijos taurės.
Tai turbūt ir būtų tokie pagrindiniai, įdomesni, galbūt ne visiems girdėti faktai. Dar noriu pasidalinti tokiu vienu labai man asmeniškai irgi įdomiu ir atrodytų visiems turėtų būti svarbių klausimų, kad taurės dūžta. Tai vėlgi taurė dažniausiai dūžta nenukritus ant žemės, bet tiesiog nukritus ant stalo, kažkur tai pietaujant, nešant į stalą, dedant į indaplovę, tiesiog nuo šito judesio. Tai vėlgi, kai taurės yra tvirtintos, yra tvirtos, tai net 3 kartus sumažiname tą dūžio riziką. Tai manau, kad šis toks faktas galbūt irgi ne visiems girdėtas. Taip, tikrai labai įdomus faktai. Tai, o gal gali tada patarti, kokiomis progomis, kokias taures dovanoti? Taip, su dovanomis yra irgi labai toks įdomus klausimas. Progos yra pačios įvairiausios. Tai ir vestuvės, gimtadieniai, įkurtuvės. Tikrai gali būti ir dovana savo. Arba tiesiog einant pas draugus kažkokios teminės vakarienės ar vakarėlio, žinant, kad galbūt jie yra kažkokio gėrimo mylėtojai, bet neturi atitinkamų taurių, galima vietoj gėlių nunešti, kad ir 2 vienetus, 3 ar 4 ir taip pradžiuginti draugus. Vilte, tai kokios populiariausios taurės renkantis dovaną ir kaip tas taurės įsirinkti? Atsakant į klausimą, kokios yra populiariausios, tai turbūt tokios yra 2 kryptis. Tai yra tie klasikos mėgėjai, kurie renkasi visada iš kristalino ir tai yra tiesiog arba kažkokia visiškai lygi, neraštuota klasikinė taurė, arba visgi tą tokią nemirštančią klasiką, kažkokio raižyto krištolo. O kiti tie yra tokie tendencijų mylėtojai, kurie tikrai stengiasi visada pagauti, kas yra dabar ant bangos ir madingiausio. Tai šiuo metu turime begalę užklausų būtent šios Art Deco serijos nuostabios, kadangi mūsų labai žinomas garsus stilistas Mantas Petruškevičius visai neseniai dekoravo tiek Venecijos Bienalės renginį, tiek Paryžiaus mados savaitę, naudodamas būtent šias taures. Tai tikrai sulaukėme klientų su nuotraukomis iš socialinės medijos ir nori savo draugams ar artimiesiams padovanoti būtent šias taures. O kaip išsirinkti dovaną? Aš visada turbūt sakau, pagrindas tai yra nenoriu skirstyti savo ar dovanai renkamės taures, nes jas reikėtų rinktis taip pat atsakingai. Visų pirma, reikia labai gerai apgalvoti savo draugų ar giminaičių artimųjų vėlgi pomėgius ir poreikius. Ir tuomet jau žinant tą poreikį, galbūt net prie interjero derinti ar ateiti su kažkokia nuotrauka ir tikrai tada patariam ir parekomenduojam būtent konkrečiai tam žmogui pritaikytą taurę. Ir jeigu matot, kad kažkur labai link jūsų širdis krypsta ir tiesiog net saldu pažiūrėjusi tą taurę, bet šiek tiek galbūt gąsdina kaina, aš visuomet rekomenduoju geriau nupirkti mažiau tų taurių ir tokią galbūt kurti gražią tradiciją, nes dažniausiai mes turim tas taures ne vienerius metus asortimente ir tikrai galima jas pildytis. Tai ar pats žmogus, kuris gavo tą dovaną, galės su laiku nusipirkti visą kolekciją, arba jūs galėsite turėti gražią tradiciją ir tiesiog vis kažkokiai progai esant papildyti ir taip suformuoti jam tą visą pilną kolekciją. Mane tikrai tu įkvėpiai ir aš eisiu rinktis naujų taurių Žaną, o iš gražių taurių vandens įsikeria tikrai daugiau. Taigi linkiu visiems švęsti šventę kasdieną.